Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva. Tiesiogiai. Kitą savaitę startuos projekto 2000 km istorijos žygis žirgais iki Juodosios jūros. Iš Trakų Vytauto didžiojo keliais iš jos 10 raitelių pasiryžusių, kaip patys sako, neeiliniai 40 parų avantūrai. Savo komandoje jie turės ir 2 moteris. Na, o mūsų studijoje šio projekto organizatoriai tai verslininkas Giedrius Klimkevičius, labas vakaras, ir politikas Gintautas Babravičius. Sveiki gyvi. Sveiki. Tai, šiuo atveju turbūt ne politikas. Šiuo atveju turbūt keliautojas, ar ne, klajūnas. Bet apie viską nuo pradžių, ar ne? Na, ar šis žygis nėra vaikystėje girdėtos legendos apie tai, kaip Vytautas girdė žirgus Juodoje jūroje, na, noras realizuoti ar ekranizuoti šią legendą? Be abejonės pagrindas, ko gero, giliai vaikystės atsiminimuose ir suprantama, kad dalykai visada pas mumyse yra kaip įskiepyti. Tais laikais, kada buvau jaunas, tai tėvai pasakodavo apie didžiąją Lietuvą, apie didžiąją Lietuvos valstybę ir, žinoma, apie Vytautą. Bet tos dalykus patvirtina ir tėvai faktais. Ir patvirtino tą faktą pereitais metais. Mano tėtis, bendraujant vakare, jis prisiminė, kad buvo prie Odesos ir matė granito lentą skirtą atminti Vytauto didžiojo žygiui iki Juodosios jūros. Yra tokia lenta. Jis tai pasakoja, kad apie 70 metus, kada jis treniravo Vilniaus Žalgirį, su komanda jie ten buvo ir kažkur ten matė. Nu ir be pasakant, sako, tai jeigu tu jau taip jojus tais arkliais, čia myli jos, tai paimk ir nujok. Nu, pasijuokėm. Viskas labai paprasta ir buitiška, ar ne? Pasijuokėm, bet kažkaip naktį nemegojau ilgai ir sugalvojau, kodėlgi nepabandyti. Nuvykau pas kolegą, pas kaimyną Gražvydą Dzindzelietą, žinoma, Lietuvos žirgininką. Uždaviau keletą klausimų, sako, nu čia aišku briedas, negalvok, bet įmanoma, ko gero įmanoma, ir pradėjom skaičiuoti, dėliotis ir skaičiavom, kad visgi per mėnesį pusantro galima, jojant kas 50 km per dieną, pasiekti tikslą. Pone Babravičiau, kaip jūs atsidūrėt tokiam projekte? Na, turiu tokią lengvą ranką atsidurti kažkokiose vietose. Kažkadaise taip atsidūriau, kada Vidmantas Urbonas paklausė, ar nenorėčiau prisidėti, padėti jam organizuoti jo pirmąjį plaukimą Nemunu. Taip pat atsidūriau tokioje vietoje, kada Vytautas Žalys ir jo draugai paklausė, ar nenorėčiau prisidėti ir padėti realizuoti projektą perplaukti Baltijos jūrą su kanoja. Po to žygis per Afriką, Žygis per Afriką, Tunguską ir daugybę kitų žygių. Tam, na, galima galbūt paminėti tokį Mongoliją 2007 metais, o 2005 metais buvo Pietų Amerika, kur vežėme lentą Matui Šalčiui atminti ir ją sėkmingai ten kažkur įkūrėme. Iš tikro, kada paminėjote apie politiką, tai čia matyti ne ta vieta, kuriame šitą mano biografijos faktą reikia išiškinti. Esu keliautojas, jau daugelį dešimtmečių keliauju ir kada Giedrius, na taip, kukliai pasakė, va, turiu tokią mintį, tai tą pačią minutę, tą pačią sekundę supratau, kad turi būti kažkur šalia ir dėl vienos paprastos priežasties. Aš pats nejosiu, nes neturiu įgūdžių ir galiu tik pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų labai ir labai sudėtingas žygis. Tie žmonės, kurie pasiryžo tos 40 parų, na, bus kelios dienos poilsio, išsėdėti balne beveik 2000 km, na, iš tikrųjų yra žymiai didesni avantiūristai negu aš. Va, o mano darbas ir mano indėlis gali būti toks, kad turėdamas tokių ekspedicijų organizavimo patirtį, na, pasisiūliau į talką, tas pasiūlymas buvo priimtas ir ta
didžiulė grupė žmonių, kurie turės kaip viena komanda veikti visą šitą laiką. Tai yra iš tikro, mano organizacinis darbas. Yra automobiliai, Vaidas Marozas, irgi žinomas offroaderis, vadovaus tai daliai, kiti mano kolegos, kurie yra keliautojai ir taip pat patyrę, reiškia, organizatoriai talkins ruošiant maistą arba įrengiant stovyklas. Logistika yra labai sudėtingas dalykas, galiu iš karto pasakyti, kad jeigu keliauju, tarkime, pėsčias arba automobiliu, tai yra šiek tiek lengviau negu kad žirgais. Žirgas, kaip ir turi savo resursą. Giedrius paminėjo, kad tai yra apie 50 km į dieną. Ir mes negalime rizikuoti, kad, tarkime, ta raitelių grupė, tarkime, paklystų arba nuklystų, ir, tarkime, gautųsi tą dieną papildomi 20 km, kad vėlgi grįžti iki stovyklavietės. Apskritai, kiek yra įtraukta žmonių į šį projektą? 10 raitelių, o aplinkui kiek? Oi, giminės, artimieji ir be abejonės. Lydinti komandą. Ekspedicija bus apie 25 žmonės. Galiu pasakyti, pradėkime visų pirma tai, kad bus apie 15 žirgų. 15 žirgų. Yra dar ir rezervas, kurie... Ir jiem yra pirmasis prioritetas. Jie yra, sakykime, karaliai šitame žygyje. Tai jie vežami, tie kiti žirgai yra vežami, ar jie eina iš paskui? Bus keli variantai. Taip bus ir vedami, ir mes turėsime ir priekabą vieniem. Tarkim taip, raiteliai pailsėti galimybių neturės, o manome, kad žirgai kas trečią dieną, jeigu kai kurie iš jų turės galimybę pailsėti, tai yra toks užmanimas tam, kad pasiekti tikslą. Yra dar didelė grupė žmonių, kurie lydi, tai yra operatoriai, jie bus 2, tai yra režisierius, tai yra rašantis žurnalistas, tai yra fotografuojantis žurnalistas, tai yra žmonės, kurie, kaip aš jau ir minėjau, įrengs stovyklavietės, ir vairuotojai, kurie 6 automobilius turės iš stovyklavietės į stovyklavietę pervežti, ir visą mantą, taip kad yra didelis ūkis. Iš ties, kalbant apie arklius, grįžtant, turbūt kils klausimas, kaip čia dabar vežami bus ar paskui eis. Iš ties, jeigu galvoti apie tą senosius žygius, kaip būdavo organizuojami. Tai jūs domėjotės, beje, aš atsiprašau, kad nutraukiau, bet domėjotės, kiek, tarkim, 15 amžiuje ar 14 amžiuje galėtų užtrukti toksai žygis, kaip jis organizuojamas buvo? Juk tokio realaus, turbūt, tokios realios kelionės ji niekada nebuvo atlikta, ar ne? Be abejonės, tai būdavo žygiai nuo taško iki taško. Paprastai tam, kad būtų pasiektas tikslas, būdavo siunčiami prieki kariaunos, būdavo siunčiami žvalgai, kurie arba išvalgydavo kelią, arba paimdavo tai vadinamą liežuvį, kuris parodydavo artimiausią kelią, kad nereikėtų į pelkės pataikyti, kad būtų tikslus kelias, toliau būdavo kariuomenė ir paskui eidavo gurguolė, kuri veždavo ir ginklus, ir visą amuniciją. Tai paprastai toks principas buvo. O jodavo nuo pilies, nuo kaimo iki kaimo, tai užtrukdavo žygiai iki tokiais atstumais, pusmečiais ir metais. Tai mes čia bandysim atkartoti tokį labai, sakykime, vadinamą žygį per trumpą laikotarpį. Bet kalbant apie žirgus, iš ties jodavo, būdavo kalbama, tai reiškia, reiktų mąstyti, kad joja raiteliai, o žirgai visais laikais būdavo keičiami. Kadangi mes norime vis dėlto išgryninti žygį ir joti žirgais, kuriais galbūt jojo Vytautas Didysis. Žemaitukais, todėl mes ryžomės būtent jais joti. Žemaitukai dėl to, kad tai yra kas? Seniausia žinoma lietuviška veislė, dėl to jūs pasirinkote žemaitukus. Visiškai teisingai. Kalba yra tokia, kad tai yra nuo 12 amžiaus žinoma šita veislė ir galbūt Vytautas Didysis jojo vieno iš jo protėvių, prosenelių, jojo. Tai mes norėtume to dalyką ir palikti. Apskritai, žemaitukas, jisai toks tradiciškai suvokiamas kaip, darbinis arklys, net ne žirgas, ar ne? O tokiam žygiui juk yra patogesnių žirgų, kurie ir reiklesni, ir greitesni, ir taip toliau. Taip, bet tai universalus arklys yra ir jis išsiskiria ištverme.
nedaugelis arklių yra, bet iš būtent aborigenė arkliai yra tokie, skaitomi labai ištvermingais ir mes ir norėsime žygį įrodyti ir išsiaiškinti, bus atliekami tyrimai, kodėl visgi žemaitukai yra tokie atsparus ir ištvermingi. Na, apskritai, istorija su tuo, ką pasakė tėvas, kodėl pats nenujojai, aišku, yra labai įspūdinga, bet tai turbūt jūs jau organizuodami šią kelionę, tai turbūt įvelkate ir į kitą rūbą, ir į Žalgirio mūšio metinės, ir į tūkstantmetį, ir į kitus dalykus. Na, kiek tų formalių kepurių būtų, tai jie visiems nepakeičia esmės. O esmė yra vis tik, na, aš tą galiu paliudyti, nes ne vienoje kelionėje tikrai esu dalyvavęs, kad tai ko gero didžiausias man gyvenime iššūkis, nes pagal sudėtingumą, pagal kompleksiškumą, pagal pačių įvairiausių faktorių, na, neapibrėžtumą, jis yra labai ir labai sudėtingas, tikrai ekstremalus raiteliam, sudėtingas pagal savo logistiką. Dar vienas dalykas, kurį, kad truputėlį grįžti prie žemaitukų, reikia paminėti, kad banda žemaitukų šiuo metu neviršia 400 galvų, taip įvardinkime, jin labai ir labai sunkiai atsistatinėjo. Per karą, arba iš karto, na, sakykime, ten karo metu, didžioji dalis buvo išvežta į Vokietiją ir taip nutikė yra, bent jau taip pasakoja žirgyno direktorius, kad, na, sakykime, sunkiai buvo rasti, ten Eržilas buvo rastas tuometinėje Kaliningrado srityje, buvo rastos viena arba dvi kumelės. Grinaveislių, kalba eina apie grinaveislių žemaitukus. Tai dėl to dar viena iš misijų, kuri, aš manau, yra labai svarbi ir ne veltui daktaras kartu vyks su mumis, kuris ir mes gabenamės visą laboratoriją ir visokie veterinariniai tyrimai, analizė, visi kiti dalykai bus kartu daromi, tai yra iš šitos veislės populiarinimo. Tai yra, na, nekrepšinis, galbūt taip mes didžiuotis ir negalime, bet kas ten žino, gal po šito žygio ir Europa, ir tie kraštai, kurie yra ir netoli, ir toliau, na, vis tik ir išgirs ir pamatys apie tokią išimtinės savybės turinčių žirgų veislę. Ir bent jau tai, kas yra buvo paminėta, aš iš karto galiu tik tai atpasakoti, nes nesu nei specialistas, nei ekspertas, bet kas man labai ir labai patiko, nes, na, technika, žinai, pažįsti, gali įsivaizduoti, ten žmonės irgi vienaip arba kitaip, na, kaipgi tie žirgai elgsis. Tai per spaudos konferenciją tame žirgai nepasakė, jūs sako, jaudinkitės dėl savęs, tie žirgai nepaves. Šitie žirgai nepaves ir jie turi daugybę unikalių savybių, ištvermė, na, nėra lepus ir pačios... Pertrauksiu truputėlį, tai iš ties universalūs arkliai, kurie gali ir arti, ir mišką vežti, ir tuo pačiu tikimės, kad galės mus nujudinti iki jūros. Tai. Po trumpos reklamos mes pratęsime pokalbį su svečiai studijoje ir kalbėsime apie tai, kuo ypatingas tas maršrutas, kuriuo vyksta ši grupė žmonių ir kitus dalykus. Likite su Lietuvos ryto televizija.